Sveiki, sveiki visi, draugai, pažįstami ir galbūt tie, su kuriais mus dar šįmet suves likimas. Taigi mes laukiame ir nelaukėme, 2015 metai jau atėjo ir buvo kalėdinis laikotarpis, kurio ko gero kiekvienas iš mūsų trumpam stabtelėjom ir peržvelgėm, kokiegi buvo praėję 2014 metai. Kągi mes per tuos metus pasiekėm, ką atradom, ką galbūt praradom. Ir prasideda naujas etapas, kuomet mes tradiciškai visi ko gero planuojame, o kartais ir neplanuojame, bent jau sekančius metus į priekį. Ir greitai baigsis šventės ir vėl mes įsiliesim į kasdieninius darbus, į kasdieninę rutiną. Ir vėl mes džiaugsimės, ir liūdėsim, ir laimėsim, ir pralaimėsim, ir vėl prabėgs tie metai. Ir ko gero sutiksit visi su tuo, kad mes visi pasikeisim. Ir pasikeisim kiekvienas savaip. Vieni paaugsim, kiti pasensim. Taigi šiandien aš ir noriu jums palinkėti visiems prasmingų pokyčių. Pokyčių tokių, apie kokius jūs visą laiką svajojat. Pokyčių, kurie atneštų jums dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau harmonijos, meilės, atjautos, ramybės, dvasinio augimo ir tobulėjimo ir svarbiausia supratimo, galimybių ir noro būti laimingais čia ir dabar. Taigi linkiu jums visiems laimingų, prasmingų ir džiaugsmingų ir turtingų naujųjų 2015 metų. Ir sakau jums iki pasimatymo, iki.